Atliekame reikalingą kolonų armavimą, apytiksliai sužinom rezultatus, galime paskui sekantis žingsnis būtų tikslus kolonų armavimas. Jeigu mums reikia detalaus armavimo, pasižymim kolonas, tarkim, ar visas, ar tik tai dalį, tarkim, aš pasižymiu kelias kolonas ir einu arba čia, RC column design, arba per šį čia, provided column design, tai yra su realia armatūra skaičiuosim. Arba 12 robote bus šis RC provided RC element design. Tai pasirinkam čia tą galimybę, čia yra dabar pasirinkimai pagal kokias apkrovas skaičiuos, tai čia galima pagal paprastus apkrovų tipus pasirinkti ir jisai pagal eurokodą sudaugins pagal koeficientus, arba pasirinkti šitus derinius, kurie jau yra sudaryti. Tai dabar šitus pasirinku ir spaudžiu OK. Ir dabar man jisai sukuria čia kolonas, kurias armuosiu. Tarkim, čia pažymėtas mano kolonas, jų toks pat tipas. Čia kitoks tipas ir čia yra kolona po besijinę perdangą. Čia po sijinę perdangą, o čia po surenkamas kur konstrukcijos. Tai dabar, tarkim, norėdamas armuoti šitą koloną, turiu praeiti vėl šitus mygtukus nuo pradžios iki galo, o čia viršuje bus rezultatai, kur yra laikymo gale pagal šinę ir momento jėgą, gaubtinės čia kolonos armavimo schemos tokios ir paaiškinimai, užrašai, skaičiavimai, viskas. Tai dabar čia nuo šitų mygtukų pradėti, čia yra geometrijoje parinkta iš modelio, čia yra tipinio armavimo pasirinkimai, bet jų čia nereik nustatinėti, kadangi čia yra kiti nustatymai automatiniam armavimui šitose dalyse, kurie ateina dabar irgi iš modelio, kur buvo nustatyta projektuojant reikalingą armatūros kiekį. Tai čia vėlgi pasirinkama kažkokia apsaugos klasė, ten kiek betono dienų stingimas, ten kokia drėgmė, čia pastato klasė, ar kokybės sistema čia bus taikoma. Čia paspaudžiam OK, pasirinkę visus, kas mus domina. Čia vėlgi dabar langelis dėl medžiagų, tai čia visokios nuostatos, kurias aš palieku, tarkim, pagal kurią čia momentų skaičiuoti formulę, ar kokį standumą. Čia galime galbūt pasižymėti, kad tai yra šitas elementas surinkamas, koks optimizavimas armatūros lygis. Toliau pasirinkam, koks yra apsauginis sluoksnis, iki ko tai yra, pavyzdžiui, iki išilginės armatūros pas mus 2,5 cm. Čia yra vėl nuokirpos pasirinkamas. Galima pasirinkti, kad paprastam lenkimui tik būtų projektuojama, kad dėl gaisro apsaugos kokie čia koeficientai ir taip toliau vertinami. Betonas pasirinkamas, koksai bus, tarkim. Nu ir kiti parametrai čia. Užpildo dalelių dydis, cemento klasė, išilginė armatūra, kokia bus naudojama, tarkim. Tai aš nenoriu, kad visi būtų naudojami bet kokie stripai, tarkim, aš noriu, kad mažiausiai 25, daugiausiai 32 būtų stripas naudojamas armavimui. Skersinė armatūra, tai tarkim, aš irgi nenoriu, kad iš 20 man lankstytų, aš noriu, kad iš 8-ko, 10-ko būtinai man lankstytų, tarkim, ir noriu, kad būtų 450 klasė. Pasirinku čia OK, tarkim, toliau einu per savo ketvirtą pasirinkimą, dabar stripų išdėstymas skersvė, tai čia, tarkim, kampuose koks yra skersmuo bus, kad automatiškai parinktų pagal įrašas, čia kiek stripų, va, 1 ar 2 stripai dėsis į kampus, aš noriu, kad po vieną dėtų. Čia yra, kad visi stripai yra apjuosimi skersinė armatūra. Tai yra
jeigu bus daugiau tų stripų kraštinėse, tai tada ir jos apjos armatūrą. Čia viduriniai stripai, jeigu reikia, tai jos tokius pat diametrus arba automatiškai, kad nustatytų, tarkim. Na, toliau kiek irgi stripų gali būti suviedėta į vieną stripą, kiek konstrukciniai stripai, tai konstrukciniai stripai čia tik tai konstrukciniais reikalavimais dedami, jie net neskaičiuojami kaip į procentus neskaičiuojami ir laikymo galę neskaičiuojami. Čia irgi taip pat gali būti apjuosiami pažymimo, diametro nustatymai. Dabar čia tarp stripų kokie gali būti ribos, tiesiog atstumai kažkokie. Toliau einam skersinių stripų išdėstymas. Iki kur išdėstoma, ar iki sijos, ar iki, tarkim, iki sijos, ar iki perdangos bus išdėstomi, kokiais atstumais bus išdėstomi. Tarkim, tas X1, X2 pagal paveiksliuką atstumai visokie. Kokie tipai bus naudojami skersinės armatūros, tai čia nelabai matosi robote, bet čia yra baltesni tokie du pažymėti ir čia pilkesni, tai vat šitie balti 3 bus naudojami, bandoma su šitais suarmuoti tipais, lankstinių tipais suarmuoti koloną. Čia dabar yra iškišimas armatūros. Čia nustatoma kolonų sujungimo stripai, tai tarkim, čia yra nurodomas, kiek jie iškišami, ar, tarkim, ar konkrečiai metrai, ar kiek diametrų iškišama, kad jie yra apjuosiami skersiniais stripais. Čia galima pasirinkti, kad off tai nesujungiama su viršutinė kolona, on tai sujungiama su viršutinė, o auto tai tada jisai sukurs tos stripus tik tada, kai bus virš kolonos, kita kolona su generuotais armatūros stripais. Nu ir čia tada, nu ir čia galima pasirinkti, tarkim, kurie stripai bus iškišami, tai ar pagrindiniai, ar tie inkaravimo stripai, ar jisai bus lenktas stripas, ar nelenktas stripas. Jeigu auto paliksim, tai tada jisai pagal inkaravimo ilgius visai išlankstys šitos stripus priklausomai nuo to, kur kolona sueina vietos centrai, tarkim, ten kito aukšto kolona bus mažesnė, tai atitinkamai išlankstys tos stripus. Panašiai. Tai, tarkim, pasirinku, kad nereikia. Shapes. Nu, ir čia dabar yra detalesnis toksai apie tos stripus aprašymas, kokie bus naudojami. Spaudžiu OK čia. Dabar sekantis etapas, kolonos geometrija. Tai jinai iš modelio dabar yra čia suvesta, tai tokį ir palieku, man jinai tinka. Čia įtvirtinimai. Tai tarkim, galima sužymėti, koks ilgis, kokie koeficientai skirtinga kolonos linkme. Ar tai ta konstrukcija yra suvaržyta ar ne. Čia pasirenkamas tas sway ir non-sway tipas. Tai tarkim, šiuo atveju suvaržyta. Čia deriniai, kurie bus naudojami. Matosi įražos, ašinės jėgos pagal paveiksliuką, bet tai čia irgi iš modelio yra parinkta. Ir dabar galima tiesiog paspausti projektavimą gelžbetoninio elemento. Čia yra sukurti galima brėžinius iš karto arba pasilikti armatūrą, kurie jau prieš tai buvo sugeneruota. Tai paspaudžiu Calculate. Ir dabar suskaičiavus rezultatus galima pasižiūrėti, tarkim, kolonos laikymo galę. Čia yra tokia gaubtinė. Tai tarkim, geriau šitoj man daly matosi, kur plokštumoj MY, MZ ir ašinės jėgos santykis koksai. Tai tarkim, prie 1000 ašinės jėgos ir 180 kN dar laiko tą koloną. Nu ir panašiai ir taip toliau čia. Dabar
tas geltona linija žymė, kur čia tas taškas yra, kurio vietų čia ta laikymo galia. Dabar kiek jinai išnaudota maždaug, kad toks jausmas yra, kad čia tos vietos dar galima ir rašinė jėga, ir momentą dar plėsti, taip kad atsargos dar ganėtinai daug. O čia galima pažiūrėti nuo kiekvieno derinio, kas darosi. Tarkim, čia įtempimus rodo kolonai, kur pilka dalis, tai tempiama, turbūt čia gniuždoma skersvėjo dalis yra didžioji. Toliau einame į kolonos armavimą. Tai jisai suarmavo pagal mūsų nustatymus, tarkim, čia buvo vienodas išdėstymas stripų, čia biškį tankiau pradžioj. Čia taip pat į kampus tik tai sudėjo, lankstinį panaudojo, kokį mes buvom pasirinkę. Armatūra čia dabar rodo 20 diametras. Koks ilgis pagal lankstinio tipą čia yra, tarkim, tiesus stripas 4,94, o čia yra tie lankstyti stripai. Va, čia matmenys A, B, C, D ir čia viskas parašyta. Toliau galima pažiūrėti aprašymą kolonos, viskas kaip buvo skaičiuota. Čia lietuviški užrašai biški šlubuoja. Tai koksai buvo kokie deriniai, ekscentricitetai, skaičiavimo eiga, kokios sąlygos, formulės, Lionio analizė, klupumo kreivė, armavimas ir kažkokia medžiagų sąnaudų lentelė. Čia toliau dar galima pasirinkti eksportavimo į structural detailing. Tarkim, čia irgi tokį schematinį sukuria brėžinuką. Iš esmės čia, jeigu pasirinkus gerą tą šabloninį failą, tai galima gauti va tokią greitą lentelę ir kiekių, nes čia, tarkim, masės surašytos, kas reikia, skersvėjus ir kaip išdėstyti stripai. Taip suarmavus kolonas galima pereiti ir prie kitos kolonos armavimo. Tai vėl kolonos peržiūrai ir vėl tos pačius nustatymus, galima jos buvo užsaugoti ir pritaikyti šitai kolonai, tada greitai persiarmuoti jas iš naujo ir viskas. Tai tiek.